Elektros sistemos stabilumui ir patikimam veikimui užtikrinti yra būtina bazinė elektros energijos gamyba. Reikalinga turėti elektros gamybos šaltinį, kuris elektrą gamintų stabiliai ir ilgą laiką. Lietuvoje pasirinkimas baziniai elektros gamybai nėra didelis. Tai atominė elektrinė arba dujinės kombinuoto ciklo ir anglis deginančios elektrinės. Atsinaujinantys ištekliai ir kiti šaltiniai yra papildantis elektros energijos generaciją, tačiau dėl savo nepastovumo negali užtikrinti bazinės elektros gamybos. Visos ES šalys stengiasi šią dalį užtikrinti savo vidiniais gamybos šaltiniais, tokiu būdu užsitikrinant saugumą bei sudarant sąlygas dalyvavimui rinkoje. Kitaip tariant, labai svarbu turėti savo bazinę gamybą, be kurio šalys negali turėti efektyviai ir saugiai funkcionuojančios energetinės sistemos. Lietuvoje bazinę elektros energijos gamybą užtikrins nauja Visagino atominė elektrinė. Šalies elektros energijos vartojimą galėtumėm įsivaizduoti kaip sumuštinį. Kaip ir kiekviename sumuštinėje, elektros energijos vartojime pagrindą sudaro bazinė gamyba, tai yra duona. Šiuo metu Lietuvoje didžiąją dalį tos duonos sudaro importas. Norint užtikrinti vartotojų interesą, norint suteikti jiems geras kainas bei padidinti šalies konkurencingumą regioninėje rinkoje, reikalinga pakeisti importą vietinę gamybą. Vertinant įvairias technologinės alternatyvas, matome, jog tiek ekonominių, tiek technologinių požiūrių šiandien dienai Lietuvoje patraukliausia alternatyva yra atominė energetika. Turint atominę jėgainę, galėtumėm užtikrinti tą bazinį elektros energijos kiekį, prie kurio jau vėliau galima komplektuoti atsinaujinančių išteklių energiją bei kitą vietinę gamybą. Lietuvoje veiklą pradėjo Europoje pirmaujančios šiaurės šalių elektros biržos Nord Pool Spot prekybos zona. Su Nord Pool Spot biržos atėjimu į Lietuvą realizuojamas vienas iš strateginių energetikos tikslų – palaipsniui įsilieti į bendrą Europos elektros rinką.